Šioje dalyje aplankysime nuostabų Limonės Sulgardą, romantiškąją Sirmionę, pasivaikščiosime Jamaica Beach pakrantę prie Grotte di Catullo ir aplankysime istorinę Boloniją. Tad kviečiame pasilikti su mumis ir pamatyti tai kartu. Limonės Sulgarda tai nedidelis, bet ypatingas miestelis, įsikūręs vakarinėje Garda ežeras pakrantėje. Miestas atrodo lyg prisiglaudęs tarp uolų ir ežero, saugomas gamtos iš visų pusių. Miestas pasitinka nuotaikingai ir mes tai greit pajaučiam. Atrodo, kad Limonė net nepastebimai priverčia mus pasijausti truputį italais. O šis paprastas itališkas ritmas čia jaučiamas kiekviename žingsnyje. Norint pajusti Italiją, reikia patirti jos kultūrą, gamtą ir virtuvę per visus pojūčius, mėgautis paprastais, bet gardžiais regioniniais patiekalais, pajusti sulėtėjusį ritmą ir gyvybingumą, išgirsti itališką muziką ir kalbą. Limonės Sulgarda žinoma dėl senų citrinmedžio namelių ir vaizdingų senamiesčio centro alėjų. Yra viena garsiausių vietų vakarinėje ežero pusėje. Tai istorijos, kultūros ir grožio lobynas. Siauros gatvelės, nusėtos turistinėmis parduotuvėlėmis, vingiuoja palei krantą ir šlaitais aukštyn. Čia yra malonių ir vaizdingų pakrantės terasų ir daugybė vietų pavalgyti bei atsigerti, grožėdamiesi ežero vaizdais. Mažose parduotuvėlėse atsispindi pats miestelio charakteris. Čia nėra skubos, vietiniai ramiai bendrauja, siūlo citrinų produktus, rankų darbo smulkmenas, alyvuogių aliejų. Viskas atrodo paprasta, bet kartu labai tikra. Citrinų akcentai pasikartoja detalėse, vitrinose, iškabose, net pačiose gatvelėse, tarsi tyliai primindami, kuo šis miestas gyvena. Kylant aukštyn gatvėmis, vaizdas keičiasi, tarp namų vis dažniau atsiveria ežeras, kol galiausiai nuo kalno atsiskleidžia platus, kvapą gniaužiantis vaizdas į Gardą ežerą. Mėlynas vanduo, kalnų šlaitai ir miestelis apačioje susilieja į vieną ramų paveikslą. Šioje vietoje norisi sustoti, leisti akims keliauti horizontų ir tiesiog būti. Limonė čia parodo kitą savo pusę, ne tik jaukų, bet ir didingą, atvirą, kviečiantį pažvelgti plačiau. Limonės Sulgarda gyvas ir harmoningas miestelis. Spalvingi namų fasadai, gėlių balkonai, jaukios aikštės ir ežero pakrantės promenada kuria ypatingą atmosferą. Mieste jaučiamas tikras grožis, kuris slypi detalėse, o paprasti dalykai kartais palieka giliausią įspūdį. Palikę siauras Limonę gatveles ir nuostabius ežero vaizdus, tęsime savo kelionę aplink Gardą ežerą, kol mūsų akys nukrypo į kitą šio regiono perlą – Sirmionę. Atvykstame į Porto di Sirmione, mažą uostelį priešais įspūdingą pilį, kuri tvirtai stovi ežero pakrantėje. Pilis tarsi saugo miestą ir ežerą nuo praėjusio laiko šnabždesių. Castello Scaligero pilis buvo pastatyta XIV amžiuje kaip gynybinis statinys nuo priešų ir net vietų sukilimų. Iš visų pusių ją supa vanduo, o aukštos dantytos sienos ir bokštai atrodo tarsi atkeliavę tiesiai iš viduramžių. Pilį galima apžiūrėti iš vidaus, pereiti per tiltą ir pasivaikščioti tarp aukštų sienų, o norint galima leistis į pasiplaukiojimą laivu aplink pusiasalį. Taip pilis atsiveria iš visai kitos perspektyvos. Netrukus atsiveria vaizdas į ežero pakrantę. Mažas pliažiukas, pilnas šypsenų,
Vaikai smagiai šokinėja po vandenį, suaugę mėgaujasi saulę, džiaugiasi paprastu gyvenimo malonumu. Vanduo žėri, saulė glosto akmenis ir smėlį, o mes tyliai žingsniuojame palei krantą, pasimėgaudami šiuo ramiu momentu. Galiausiai palikę pakrantę, pasukame giliau į Sirmionės senamiestį. Sirmionė yra viena populiariausių Gardos ežero lankytinų vietų, į kurią kasdien plūsta tūkstančiai lankytojų apžiūrėti vaizdingo pusiasalio. Tai galbūt ne geriausiai žinoma vieta apsistoti atostogaujant prie ežero Italijoje, tačiau pilies prie įėjimo į senamiestį ir romėnų griuvėsių kyšulyje vaizdai puikuojasi kiekviename informacinėme buklete apie Gardos ežerą. Tai puikus miestas tiek trumpam pasivaikščiojimui, tiek dienos išvykai. Maži atstumai leidžia per kelias valandas pamatyti pagrindines lankytinas vietas, mėgautis kavos pertrauką senamiestyje ir ramiai pasivaikščioti palei ežerą. Iš Sirmionės senamiesčio patraukėme pėsčiomis link Jamaica Beach. Iki pusiasalio galo teko eiti šiek tiek daugiau nei kilometrą. Trumpas nusileidimas nuo aukštumos nuvedė mus iki Jamaica Beach baro ir nedidelio pliažiuko. Maudymosi drabužių nepasiėmėme, tai tik pasivaikščiojome pakrantę ir grįžome atgal. Po pasivaikščiojimo Sirmionė mieste patraukėme į Boloniją. Į miestą įžengėme jau į pavakarę, o senamiesčio gatvės kvietė pasinerti į jo istoriją ir architektūros grožį. Bolonija yra gyvybingas miestas, kuriame dera žavinga kultūra, istorija ir gardūs tradiciniai patiekalai. Kai ėjau į mokyklą, man labai nepatikdavo istorijos pamoka. Tai buvo sausi faktai, datos ir kažkokie įvykiai, kurie nekėlė visiškai jokio susidomėjimo. Bet dabar, kai tenka keliauti ir pamatyti istorijos fragmentų, miestų ir pajusti gyvai tą tikrąją istoriją, mane tai taip žavi, tai taip įdomu, kad norisi ją išjausti visą esybę. O juk istorija iš tikrųjų nėra apie datas, ji apie žmones, erdves ir patyrimus. Kai keliauji ir stovi toje pačioje vietoje, kur kažkas gyveno prieš 100 metų, kai palieti akmenį, kuris jau buvo nugludintas laiko, kai matai, kaip istorija susilieja su šiandiena, ji tampa ne pamoka, o gyvų dialogų. Todėl dabar tai taip įdomu, nes mes jos nebesimokom, o ją tiesiog išgyvename. Vaikščiodami senamiesčio gatvėmis pastebėjome, kad dauguma pastatų turi didžiulės arkas su storomis kolonomis. Ir jos sudaro 4 km arkadų taką, sudarytą iš daugiau nei 600 arkų. Miestas vis labiau skendo prietemoje ir vakarinėje šviesoje. Gatvės buvo ramesnės, o žibintų šviesos žaidė ant senų akmeninių pastatų, suteikdamos miestui šiltą magišką atmosferą. Įžengėme į Piazza Maggiore, aikštę Bolonijos širdį. Aplink atsiveria plati erdvė, kurioje susitinka miestų istorija ir kasdieninis gyvenimas. Gatvėje dega šviesos, o restoranų erdvėse žmonės ramiai vakarieniauja, kalbasi, juokiasi, čia niekas neskuba, aikštė gyvena savo tempu, kviesdama sustoti, apsižvalgyti ir tiesiog pabūti šio miesto ritme. Po pasivaikščiojimo mieste atvykstame ilsėtis į savo apartamentus, įsikūrusius ramesnėje Bolonija dalyje. Gana erdvus vieno kambario butas pasitiko mus savo jaukumu. Čia buvo daug smulkių detalių. Keli antikvariniai paveikslai, baldai, tarsi pratęsimas miesto istorijos ir jos nuotaikos. Durims užsidarius, miestas lieka už lango, o mes su pilna galva įspūdžių ir mintimis apie tai, kas laukia toliau.
Čia sakome iki pasimatymo ir kviečiame susitikti kitoje kelionės dalyje.